Visų pirma, ačiū Telijai už šitą nuostabų renginį ir už šią erdvę, kurioje kaip druskininkietės šių paveikslų fone jaučiuosi labai gerai. Ir džiaugiuosi turėdamas galimybę jums pristatyti naują projektą, vis tiek tai yra naujas projektas, apie kurį mes pradėjom kalbėti turbūt 24 metų birželio pradžioje, kai pasirodė žinia, kad Rheinmetall, industrijos gigantas, ateina į Lietuvą, ateina investicija ir tempas buvo milžiniškas. Tada išgirdome naujienas, kad reikia sklypo, suradome sklypą, sklypas buvo išnuomotas maždaug gruodžio pradžioje praeitų metų. Gana greitai buvo suformuotas juridinis vienetas, kad būtų greičiau netgi buvo panaudota jau esama Rheinmetall įmonė, kuri vykdė labai nedaug veiklos Lietuvoje, suformuota valdyba ir apytiksliai balandžio gale pradėjome vykdyti tą, ką vykdome Lietuvoje. Bet pradžiai šiek tiek apie įmonių grupę. Tai 24 metų apyvarta yra šiek tiek mažesnė negu 10 milijardų eurų ir yra tikrai didelis labai augimas, lyginant su 23 metais, kai vos viršijo 7 milijardus eurų, tai praktiškai 30% per metus apyvartos augimas. Dirbame 174 šalyse, turim 40 000 darbuotojų ir taip išduodant paslaptį, planas per artimiausius 2 metus paaugti iki 70 000 darbuotojų. Tai apimtys veikla yra labai sparčiai auganti. Praeitų metų pelnas yra apytiksliai 1,5 milijardo eurų ir turim tikrai sveiką, sakykime, netgi skanę veiklos pelno normą 15%. Pati įmonė Rheinmetall Defence Lietuva tai yra dalis Rheinmetall grupės. Rheinmetall grupė yra suskirstyta į 5 pagrindinės įmonių grupės. Įmonių yra daugybė, bet įmonių grupės yra 5, tai važiuojantis dalykai, taip sakant, Europoje ir tarptautiniu mastu, tada ginklai, amunicija, taip pat tada elektronikos sprendimai ir galių sprendimai. Konkrečiai pas Rheinmetall Defence Lietuva yra indirect fire, tai yra netiesioginės ugnies objektas. Tai paprastai juokaujant, taip sakant, tiesioginė ugnis, tai kai tavo priešas stovi čia ir tu šauni į jį, o jeigu netiesiogiai, tai tu greičiausiai šauni į jį per viršų. Paprastai žodžiais kalbant, tai yra artilerija, balistika ir panašiai. Kaip matom, plėtra yra ne tik Lietuvoje, plėtroje yra globaliai. Tai pavyzdžiui, naujų užsakymų gynybos Europos mastu, pasaulio mastu prieaugis yra apytiksliai 35%, o vykdomų užsakymų prieaugis per metus yra beveik 50%. Ir būtent veiklos, kuriomis užsiima mūsų indirect fire padalinys, tai yra artilerija, mortaro sistemos, karių parengimas, energetikos priemonės. Tai energetikos priemonės, tai kaip mes suprantame, tai yra kažkokia priemonė skirta iš patrankos paleisti sviedinį. Ir šiam momentui turbūt Lietuvai aktualiausias veiksnys, tai yra gamyklų inžineringo visas padalinys pas mus yra, kuris labai intensyviai šiuo metu dirba Lietuvoje. Ir jeigu kalbant konkrečiai skaičiais, jau mes esame gana didelis juridinis vienetas, nors galbūt nelabai matomas, bet esam sudarę sutarčių įvairių už daugiau negu 5 milijonus eurų. Ir artimiausių metų iki šito mėnesio galo jau turėtumėm turėti ir generalinį rangovą vykdyti pagrindinius jau gamyklos statybos darbus. Ką mes gaminsime, tai čia lokalizavimo apimtis vadinant, nes tą mes galime pagaminti ir kitoje šalyje, bet tai, kas bus gaminama konkrečiai Lietuvoje, tai yra sviedinys. Ir sviedinys paprastai susideda iš 4 elementų. Tai viršuje, jeigu stovėtų sviedinys būtų fuses, tai sprogdiklis pavadinkime. Toliau projectile, tai būtent pats sviedinys. Charge'as, tai ką sakiau, yra energetinės priemonės, tai yra daiktas, kurį mes dedame į vamzdį, kad sviedinys nuskristų jam skirtą atstumą. Ir primeris tas daiktas, kuris uždega tą charge'ą, taip sakant, paleidžia patį sviedinį, kaip nesprogdiklis, kaip, nežinau, paleistukas. Pats gamybos procesas Lietuvoje yra suskaistytas į 2 pagrindinius procesus. Tai pirmas, aišku, metalo apdirbimas, reiškia, kad mes gaminį ruošiame praktiškai pilnai Lietuvoje, būsime labai stipriai nepriklausomi nuo gamybos grandinių. Reiškia, kad pasigaminsime vietoje iš metalo gabalo, atitinkamis apdirbimo technologijomis tūtą, gražus lietuviškas žodis, ir ta tūda tada pagal pasirinktą technologiją, tų technologijų, kaip užpildyti tūtą sprogmenimis, irgi yra ne viena.
pagal pasirinktą technologiją užpildinsime sprogmenimis, užtaisysime, nes realybėje, taip sakant, TNT mes galvojam, kad tai yra labai sprogus daiktas, bet jis nėra labai sprogus daiktas. Jį reikia pakankamai tinkamai paruošti sprogimui, tai būtent ir gaminys mūsų būtų paruoštas taip, kad jisai tinkamai vykdytų mūsų klientų funkcijas. Kai pradėjom šitą projektą palyginimui, mes planavom, kad gaminsime apie 25 000 per metus. Dabar visos gamybos linijos, aišku, įvertinant ir darbą pamainomis, leidžia gaminti iki 75 000 vienetų šaudmenų per metus. Ir kodėl tai yra valstybės ir privataus sektoriaus partnerystė, nes čia ir yra ir valstybė, ir privatus sektorius. Mes, kaip Rheinmetall grupė, esam įmonė, kuri atneša technologiją, žinias, tiekimo grandinę, galimybę parduoti gaminius, jeigu šioje rinkoje bus per maža paklausa, žinias, technologijas, kaip pastatyti, kaip veikti, kaip diegti lyną ir taip toliau. Bet turime 2 partnerius, su kuriais dirbam visiškai betarpiškai. Tai visų pirma, EPSO-G Invest grupė. Tai yra Lietuvos Respublikos pasirinkimas. Realiai ta grupė yra atsakinga už energetikos projektus, tai energetikos sektoriaus holdingas. Bet jinai yra neblogai Lietuvoje žinoma ir kaip ta įmonė, kuri labai greitai ir kokybiškai numalšino buvusį skandalą su iš Baltarusijos einančiais praeiviais, pavadinkime taip. Taip įgyvendino fizinio barjero projektą, gavo tinkamą įvertinimą, taip sakant, valstybiniu mastu ir buvo paskirta įgaliota būtent šioje jungtinės veiklos sutartyje atstovauti Lietuvos Respublikos interesus. Taip pat 1% simboliškai projekte valdo Giraitės ginkluotės gamykla. Pagrindinis tikslas tam, tai aišku, yra jų žinios Lietuvos teisės aktų, kurie reglamentuoja šaudmenis. Toliau apie statybos apimtis, tai planuojama 4 zonų teritorija, tai vadinama sprogstamoji teritorija, kur realiai užpildysim metalą sprogmenimis. Turėsime metalo apdirbimo teritoriją, tai reiškia, kad atvažiuos metalo gaminys pavirs į tūtą. Turėsim administracinę teritoriją neabejotinai ir turėsime aptarnavimo patalpų teritoriją. Tai bendras statybos apimtis yra apie 36 000 kvadratinių metrų. Tikrai nėra net šiuo metu didžiausias statybinis projektas, bet technologiškai neabejotinai sudėtingiausias. Dėl to vos ne kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę susitinkam su policijos departamentu ir dirbam ne tik tais siekdami rezultato, bet net ir tiesiog keisdami teisės aktus, nes labai daug dalykų, rengiant Lietuvos teisės aktus, juos kuriant, nebuvo pritaikyti tokioms apimtims, tokioms galioms ir tokiems pajėgumams, kuriuos mes čia dėgiame. Siekam pilnai apsaugoti aplinką, čia mūsų sklypą matot, tai jeigu ir bus kažkokia patalpa, kurioje laikomis sprogmenys, tai visuomenė bus apsaugota, nes ta patalpa bus pilnai apkasta smėlio barikadomis. Tų smėlio barikadų aukštis bus iki 19 metrų aukščio. Tai įspūdingi statiniai Lietuvos plynuose turėtų iš toli matytis. Ir taip pat siekiam praktiškai neturėti jokio neigiamo poveikio aplinkai. Tai reiškia, kad iš mūsų gamybos proceso išeinantis vanduo bus tikrai neblogesnis negu iš bet kokio administracinio pastato ir net nekeliaus tiesiai į gamtą, o keliaus pirmiausiai į 4 kartus pervalymo įrenginius, kad užtikrintumėm, kad, taip sakant, Baisogališkių, jeigu čia yra, tai Baisogalos jūra nenukentėtų. Elektros dalis irgi labai svarbi šitoje vietoje, nes čia tą, ką kalbėjo ir Rokas gerbiamas, tai elektros tinklai yra sunkiai pasiekiami, jie yra toli ir, pavyzdžiui, mūsų projektas, mes investuojam tikrai labai daug elektros tinklus ir mes naudosim milžinišką pajėgumą, bet tuo pačiu tas pajėgumas atsiras galimybė Lietuvai, nes galės jungtis ir vėjas, ir saulė prie tų pačių linijų, kurias mes pastatysim. Tai reiškia, kad tai bus nauda visam regionui. Ir atnaujinam, aišku, kelius ir gatves. Matau, kad aš jau mirksiu, tai judu į priekį. Trumpai pristatau valdybą, tai Lietuvoje turim generalinį direktorę Catherine Linkę, tai paieškokit po renginio, apsikeiskit kontaktais, jeigu turite idėjų, minčių, galimybių bendradarbiauti. Taip pat aš irgi esu visada Lietuvoje. Mūsų finansų direktorius dirba Vokietijoje. Ir vėl pavyzdžiai, kaip galima dirbti kartu su valstybe, tai visų pirma, labai greitai. Tokių žemės sklypų tokiai gamyklai Lietuvoje yra suskaičiuoti galima ant 2 rankos pirštų. Lietuva sugebėjo, padarė, paruošė, išnuomavo.
puikus pavyzdys. Toliau gavom statusą kaip projekto tenkinančio neatidėliotinus valstybės saugumo poreikius. Tikrai nereikia statybos leidimo, daug supaprastintos PAVO procedūros, tikrai labai daug pakeitimų. Matom, kad Lietuva nori bendradarbiauti ir ieško būdų bendradarbiauti. Dirbam su Radviliškio savivaldybė iki tokio lygio, kad mes rengiam dabar mokymo sandus Radviliškio profesiniai mokyklai, taip sakant. Kiekvieną dieną dirbam kartu, įtraukiam bendruomenės, ieškom laikino ofisą, planuojam atidaryti kitą mėnesį, ieškom tiesiog paslaugų, kas jį prižiūrėtų, valdytų. Pirmiausia, skambinam ne įmonėms aplink esančiams, o vos neseniūniai bendruomenės ir klausim, kurią įmonę rekomenduotų savivaldybė, kad Lietuvo ir vietos verslas gautų maksimalią naudą. Nu ir policijos departamentas, kaip minėjau, teisės aktai, lankstumas, bendradarbiavimas ir tiesiog leidimas dirbti mums pagal NATO standartus, o ne vietos standartus, tai buvo didelis laimėjimas. Tai ačiū Lietuvai ir mano žinutė yra, kad Lietuva gali ir kai nori, tikrai sugeba. Ačiū. Irmantai, keli klausimai. Vienas toksai, man iš karto pirmas toksai, šiek tiek disonansas atrodė, kai minėjot, kad startupas iš jūsų virtuvės, bet gaminsis 65 000 artilerijos sviedinių. Taip. Nėra čia tokio disonanso, kai kalbat su partneriais, su kitom institucijom, kad, nes atrodo, kad čia yra jau iš karto turėtų būti didžiulis organizmas. Tai bet kuris didelis organizmas išauga iš mažo organizmėlio, tai šiuo atveju taip jis ir auga. Tai mes priimam kaip natūralią būseną, mes priimam kaip tos iššūkius, kuriuos susidurtų bet kokia nauja įmonė Lietuvoje kaip realybė. Džiaugiamės, didžiuojamės ir mums svarbu tikslas, o ne aplinkybės. Nežinau, ar galite atsakinėti, jeigu negalite, tai ir papurtikit galvą, bet ar yra planų Lietuvoje gaminti ne tik artilerijos sviedinius, klausė Rimantas? Taip. Yra. Kada bus pagamintas pirmasis sviedinys? Ar yra planas? 27 metais. 27 metais. Ir įsivaizduokime, Irmantai, tada tokį modelį. Praeina 20 metų, Telija VIP gyvai 2046, mes jau tokie žili visi. Kaip jūs įsivaizduojat, ką tada būtų galima pasakyti, kokią įtaką per 20 metų Lietuvos pramoniai turėjo Rheinmetall atsiradimas ir vystimasis? Mums labai svarbu mūsų klientas. Tai klientas, aišku, tikrai geriau žino, ko jie nori. Mūsų tikslas yra bendradarbiauti su valstybe, bendradarbiauti su bendruomenė ir pristatyti geriausią įmanomą rinkoje produktą. Ir tikrai būsim pasiruošę pagaminti, dalyvauti, investuoti, patvirtinti, kad bus naujų veiklų, jeigu tik to reikės. Ačiū. Irmantas Buskauskas, Rheinmetall Defense Lithuania.